Labą dieną. Na, iš tikrųjų, mano pranešimas gal šiek tiek skirsis nuo to, ką jūs dabar girdėjote, tam kontekste, kadangi buvo daugiau kalba, daugiau pasakojama apie sunkiąją pramonę, tai yra, kur tikrai energija turi labai didelį įtaką ir savikainoje turi labai didelę reikšmę. Čia kažkodėl pas mane tas neveikia. Gerai, va. Šitas matyti. Taigi, trumpai apie įmonę. Įmonė iš tikrųjų yra lengvosios pramonės sektoriaus dalis, tai yra farmacijos įmonė. Ir kaip minėjau, čia elektra ir kitos energijos formos neturi labai didelės įtakos savikainai. Įmonė šiaip turi dvi gamyklas, vieną pačiam Kaune, kita yra įsikūrusi kaip tik dabar reiškia laisvoje ekonominiai zonai ir jinai pastatyta prieš kelis metus pradėjo savo veiklą ir būtent noriu pristatyti tą naują gamyklą, kurioje buvo instaliuojamos įvairios alternatyvinės energijos formos, kurios leido energijos resursus labai sumažinti. Ženkliai, kitaip sakant, ženkliai sumažinti. Tačiau, kodėl, kaip minėjau, mes ėjom tuo keliu, kadangi šiaip jau Europoje, kiek man teko pačiam lankytis pas įvairius gamintojus, tiek farmacijos sektoriui, tiek kitos lengvos pramonės sektoriaus gamyklose, na, iš tikrųjų, nemačiau nė vieno atveju, kad tikrai alternatyvią energiją naudotų būtent lengvosios pramonės, ten, kur lengvosios pramonės įmonės, kurios nėra tokios imlios energijai ir kur tikrai savikaina nėra, faktiškai labai maža dalis savikainos einant elektros energijos. Tačiau, kadangi įmonė pradėjo eksportuoti į tokias šalis kaip Turkija, Vietnamas, kitos Pietryčių Azijos šalis, ten, kaip žinoma, vaistai labai yra pigus, ypatingai indiški vaistai, nes yra stipri vietinė pramonė Indijoje ir konkuruoti su tokiais gamintojais yra iš tiesų labai sunku. Todėl čia nusprendėme mes panaudoti tuos šaltinius, ką mums Lietuvoje davė geografinis klimatas, gamta ir būtent, kad išlaikyti tam tikrus prioritetus, tai yra mažinti produktų savikainą, kur jau būtent konkuruojant su tų šalių rinka jau čia tampa svarbiau. Taip pat mažesnė būtų nepriklausomybė nuo elektros tiekimo ir kitų energijos formų ir, aišku, šiuolaikinės įmonės įvaizdžio dalis. Kodėl tai įvaizdis labai mūsų, būtent farmacijos galbūt pramonė, bet ir dabar jau visur kitur naudojama ta žaliosios įmonės imidžas. Tai dėl to, kad ypač skandinavų kompanijos čia pristato tiek gydytam, tiek farmacininkam, kiek teko man pačiam dalyvauti, jie pateikia kaip didelį pranašumą, kad viena Skandinavijos kompanija sako, kad pas mus žalioji, sako, įmonė yra. Na ir paskui pasako, kad pas mus ofisas yra, reiškia, instaliuota, šildomas, naudojant ten kokį nors geoterminį, sakykime, arba saulės energiją. Ir tada kilo mintis iš tikrųjų, kodėl nepadarius ne tik ofisą, bet apskritai visą įmonę pavertus žaliąją įmonę, kuri naudotų daugiau kaip 2/3 visos energijos iš atsinaujinančios energijos šaltinių. Ir ta idėja palaipsniui buvo pradėta įgyvendinti. Na, pirmiausia, panagrinėjus, kiek mūsų bendrai per metus sąnaudos, kaip matot, nėra labai didelės, jos nesiekia 1 gigavatvalandės. Na ir čia įsidėsto vėlgi, kaip ir standartiškai švietimui, šildymui, šaldymui, vėdinimui ir karšto vandens ruošimui. Tai yra pagrindinės, galbūt, tos dedamosios, kurios sudaro visą tą energijos panaudojimą. Paskaičiavus maždaug 5000 kvadratinių metrų plote, vien restruktūrizavus apšvietimą, pagrindė tai aišku ledinis švietimas, aišku naudojamos buvo ir metalų halidų lempos ir kitokio tipo, tačiau daugumą vis tik energijos mes pakeitėm, tiksliau nepakeitėm, bet instaliavom, kadangi tai buvo jau naujos gamyklos projektavimas ir pavyko, kaip matot, sumažinti į 1 kvadratinį metrą iki 4 vatų galios. Čia imamas vidurkis maždaug, tai ne tik tai, jeigu imsim ne tik ofisą, bet imsim ir mažai patalpas, kurioms reikalingas netoks intensyvus apšvietimas.
Tai čia ekonominis efektas, jeigu lyginant su tradiciniu apšvietimu, tai yra dienos šviesos lempas, tai mes matome, kokį galima pasiekti efektą ir kiek tai nedideliai tokia įmonė kaip mūsų, kiek galima sutaupyti per metus. Čia yra paskaičiavimas, jeigu mes sutaupom apie 70 MWh energijos. Šildymas ir šaldymas. Čia jau prasideda įdomesnioji dalis. Kadangi geoterminio šildymas yra labai visiems žinomas, jau Lietuvoje jau kelinti metai, turbūt pradžia buvo maždaug prieš 7 metus, kada aš pats savo namie instaliavau geoterminį šildymą, tada buvau vienas iš pirmųjų Lietuvos vartotojų, kuris tokio tipo energiją, ir kadangi pamačiau tikrai efektyvumą patį, tai buvo nuspręsta tą padaryti ir naujai statomai gamyklai. Na ir čia, jeigu tradiciškai mes būtiškai įsivaizduojam, kad geoterminis šildymas, kuris dabar jau pasiekia tą koeficientą naudingo našumą jau iki 5 maždaug galima pasiekti su šiuolaikiniais šilumos siurbliais, tai mums ypatingai svarbu buvo kitas aspektas. Tai yra tas, kad reverso principų naudojant šiluminį siurblį, tai yra, kai jis naudojamas ne tik šildymui, bet ir šaldymui, tą koeficientą galima išauginti net iki 10 ir daugiau kartų. Tai yra, tiksliau, 10 santykis 1:10 ir paskui paaiškinsiu, kodėl. Pirmiausia, kas yra šaldymo sistemos efektyvumą ypač padidina pasyvaus šalčio esančio žemėje panaudojimas. Kaip žinome, žemės gelmėse temperatūra yra maždaug Lietuvoje, priklausomai aišku nuo regiono, pajūryje gali būti iki 10 net siekti laipsnių, tačiau aplink Kauno zonoje yra maždaug 5-7 laipsniai šilumos. O tai reiškia, kad mes galim naudoti šalčiu visiškai nemokamai, tik tai naudojant recirkuliacinį režimą. Tai yra gręžiniai, reiškia, kurie cirkuliuodamas skystis nešėjas šiluminis, šilumos nešėjas pasiema į žemės šaltį, kitaip sakant, jis ataušinamas ir per šilumokaičius, kurie instaliuoti į ventiliacijos sistemą, atiduoda šaltį. Tai yra visiškai nemokamai. Tik tuo atveju jau vasaros pabaigoje, kai jau žemė įšyla iki 10, net 12, vienas iki buvo pasiekta net 14 laipsnių temperatūra, jau tada mums neužtenka šilumokaičių galios, kad jis atiduotų tą šaltį efektyviai į patalpas. Tokiu atveju mes jau naudojam tą vadinamą reversinį šilumos siurblio panaudojimą ir tokiu atveju jau naudojam elektros energiją, kuri sužemina tą temperatūrą tiek, kad mes galėtumėm efektingai panaudoti tą šaltį. Plus, aišku, dar papildomai reikalingas kartais energija, papildomai elektros naudojama tam, kad pasiekti kondensacinį tašką, kai reikia mažinti drėgmę. Tai ypatingai svarbu, kadangi farmacijos pramoniai, kaip ir elektronikos pramoniai, patalpose turi būti ne tik tai pasiekiama reikiama temperatūra, tačiau labai svarbu ir pasiekti tą drėgmę, kuri reikalinga. Kai kurie hidroskopiški produktai, pavyzdžiui, gaminami netgi 25-30% drėgmėje. Tai jūs įsivaizduokite, tai yra Sacharos sąlygomis. Dabar, reiškia, dar kas įdomaus toj sistemų yra, vėlgi panaudojant žemę ne tik kaip energijos nešėją, bet kaip energijos kaupiklį. Tai yra, kaip minėjau, vasaros pabaigoje žemės gelmėse pasiekiama temperatūra iki +14. Tiksliau mes gauname tokį temperatūrą į žemės, reiškia, jinai galbūt ir šiek tiek žemesnė būna. Tačiau, kai jau vasaros pabaiga baigėsi, prasideda ruduo, jau reikia daugiau šilumos, mes tada imam šilumą iš žemės. Ir reiškia, jeigu mes paimam ateinantį temperatūrą į sistemą yra maždaug +10, +12, tai šilumos siurblio efektyvumas perkopia 5. Kopas vadinamas 5. Jeigu įprastom sąlygomis, jeigu prie 0 laipsnių temperatūros, jisai paprastai turi 3-3,5, šiuolaikiniai siurbliai kartais jau pasiekia 4-4,5, bet kuriuo atveju tai reiškia, ta susikaupusi šiluma žemėje yra panaudojama paskui šildymui.